narkotikų, ginklų, prekyba žmonėms, prekyba narkotikais. Tamsiajam internete galima įsigyti įvairiausių tipų narkotikų. Prekyba ginklais. Galima įsigyti įvairiausių ginklų bei šaudmenų. Prekyba žmonėms. Nusikaltėliai prekiauja žmonėms uždaroje erdvėje. Tamsusis internetas yra užšifruota interneto dalis, prieinama tik per tam specialias naršykles, tokias kaip Tor. Tor naršyklė nukreipia jūsų ryšį per kelius serverius, taip paslėpdama jūsų IP adresą. Anonimiškumas apsaugo jūsų privatumą. Žodžio laisvė leidžia dalintis informaciją be cenzūros. Prieiga prie informacijos, kurios nėra paviršiniam internete. Žurnalistai ir aktyvistai bendrauja tamsiajam internete dėl saugumo. Lengva prieiga prie šaunamųjų ginklų, padirbti dokumentai, suklastotos asmens ID kortelės, pasai. Tamsusis internetas – vieta, kur įsilaužėliai siūlo savo paslaugas, įsilaužimus, DOS atakas. Ar žinojote, 4–5% viso interneto sudaro tik paviršinis internetas, visas kitas gilusis ir tamsusis internetas. Ar žinojote, daugelis šalių griežtai reguliuoja prieigą prie tamsiojo interneto ir už tai baudžia kaip už nusikaltimą. Tamsusis internetas taipogi yra naudojamas moksliniam tyrimui, švietimui bei kibernetiniam saugumui. Tamsusis internetas, naudojant jį, svarbu žinoti tiek jo pliusus, tiek minusus. Naudokitės atsakingai. Sie.